Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Šiandien laidoje autopilotas Vytenis bandys kultinę lietuvių mašiną Audi. Atsukime laikrodžio rodyklės 20 metų atgal. Ramūnas tuo tarpu pasakos apie miškininką iš Subaru stovyklos. Be to papasakosim apie atnaujintą Kia traukinį visureigį Sorento. Jis ne tik didžiausias, jis ko gero pats komfortiškiausias ir pats brangiausias šio gamintojo gamos automobilis. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Sveiki, čia autopilotas. Šiandien mes jums papasakosim apie miškininkų džiaugsmą. Iš tikrųjų ne tik miškininkų, bet ir žvejų, medžiotojų ir visų kitų, kurie mėgsta aktyvų laisvalaikio leidimo būdą. Tai atnaujintas Subaru Forester. Trečios kartos Subaru Forester mūsų šalyje debiutavo prieš 5 metus, tad dabar pats laikas atsinaujinti. Subaru arkliukas praktiškumas ir naujasis modelis paveldėjo visus savo pirmtako privalumus. Jis vis dar pasižymi viena didžiausių klasėje prošvaisų, o tai garantuoja gerą pravažumą duobėtą ir kalvotą vietovę. Japonai ir toliau siūlo automobilius su nuolatinė visų varančiųjų ratų sistema, tik ją kiek patobulino. Dabar sistema optimizuoja pavaros darbą taip, kad variklio sukimo momentas būtų paskirstytas optimaliai su danga sukimbantiems ratams. Automobiliai siūlomi su vienu iš 3 variklių – 2-litriniais 2 galingumų benzininiais, 150 ir 240 arklio galių ir dizeliniu 147 arklio galių agregatu. Mes šįkart bandėme silpnesnį benzininį su automatinė bepakope transmisija. Naujo Foresterio interjeras nuo šiol panašus į pernai debiutavusio XV modelio. Centrinė konsolė, valdymo mygtukai, viskas pažįstama ir lengvai suprantama. Tiesa, ankstesnių automobilių savininkai priekaištavo Subaru konstruktoriams už kietokas plastmasines interjero detalės. Tuos pačius priekaištus galės išsakyti ir dabar. Plastiko kokybė nepakito. Tačiau japonai šį argumentą atremia paprastai. Viduje niekas nebarška, o tokį interjerą lengviau valyti ir prižiūrėti. Automobilis palyginus su pirmtaku šiek tiek paaugo į visas puses. Praplatėjo, paaukštėjo, jo bazė dabar taip pat ilgesnė. Tai užtikrina daugiau vietos viduje tiek keleiviams, tiek ir jų bagažui. Subaru automobilius lietuviai myli. Šis gamintojas užima mūsų šalyje apie 5% naujų automobilių rinkos. Ir tai yra didžiausias rodiklis ne tik visoje Europoje, bet ir visame pasaulyje. Pernai Subaru pasaulyje pardavė kiek daugiau nei 600 000 automobilių. Tai beveik 2 daugiau nei metais anksčiau. Ir tai rodo, kad pirkėjai pasitiki šiais automobiliais. Juk būtent naudotas Forester Vokietijos patikimumo testuose net keliose amžiaus kategorijose užima pirmaujančias vietas. Japonai vadovaujasi paprasta logika. Kuo mažiau elektronikos, tuo mažiau šansų kam nors sugesti. Ir kol kas šis lozungas puikiai veikia. Automobiliai garsėja savo patikimumu. Net naudotų automobilių rinkoje Subaru ilgai neužsilaiko ir tuoj pat suranda savo pirkėją, ypač dyzeliniai variantai. Netrukus Lietuvą pasieks pirmieji Forester su dyzeliniais varikliais ir automatinėmis pavarų dėžėmis. Ir pardavėjai tikisi, kad tai dar labiau paskatins žmonės domėtis šiais automobiliais. Tradiciškai Foresterius mėgsta tie, kam patinka pažvejoti ar pamedžioti. Automobilis nebijo nei sunkesnio kelio, nei giliai užpustytų žiemos kelių.
Naujas modelis anot japonų pasižymi dar geresnėmis pravažumo savybėmis, tačiau tai netrukdo jam puikiai važiuoti ir asfaltuotais keliais. Vienintelis priekaištas šiam automobiliui – tai nepakankama garso izoliacija. Čia japonai tikrai pataupė. Automobiliui už tokią kainą derėtų būti tylesniam. Beje, apie kainą. Pigiausia versija kainuoja kiek daugiau nei 80 000 litų. Tik pernai Honda pradėjo dalyvauti pasaulio kėbulinių automobilių čempionate su Civic modeliu. Šiais metais jie jau tarp lyderių. Kodėl taip sekasi šiai komandai? Honda kompanija pristatydama visuomeniai naujausios kartos Civic modelį ir siekdama jį išpopuliarinti visame pasaulyje, nutarė šiuo automobiliu dalyvauti autosporte. Tačiau kur? Kadangi tai visame pasaulyje parduodamas automobilis ir jis neturi visų varančiųjų ratų pavaros, atsakymas akivaizdus. Tik į žiedines lenktynes ir tik į pasaulio kėbulinių automobilių čempionatą. Taip, praėjusiais metais jau 11 kartos Honda Civic pradėjo savo sportinę karjerą. Į pagalbą buvo pasitelkta didelę patirtį turinti Italijos žiedinių lenktynių komanda, o prie 2 automobilių vairo sėdo, ko gero labiausiai patyrę šiose lenktynėse dalyvaujantys sportininkai. Buvęs Formulės 1 lenktynininkas portugalas Tiago Monteiro ir vyriausias sportininkas VTCC lenktynėse italas Gabriele Tarquini. Pernai komanda jokių tikslų sau nekėlė, nes tai buvo debiutinis sezonas. Komandai čempionato kovas įsivėlė likus vos 3 etapams iki sezono pabaigos. Tačiau šiemet jie siekia būti tarp pačių greičiausių. Ir Honda nuo pat pirmųjų lenktynių ėmė kovoti dėl aukščiausių pozicijų. Šiuo metu, kai įvyko lygiai pusė, 6 etapai iš 12, čempionate Gabriele Tarquinis užima 2 vietą. Jis nusileidžia tik 3 kartus šį čempionatą laimėjusiam prancūzui Ivanui Mulleriui. Aš apie tai net nesvajojau. Manau, Slovakijos pergalė, kai Honda užėmė pirmas 3 vietas, visiems parodė, ką mes galim ir atskleidė mūsų komandos potencialą. Mes tikrai galim pirmauti ir dar turim jėgų pagreitėti. Mes dar neparodėm visko, ką galim. Labą dieną. Šiandien pristatysiu Jums labai kasdienišką ir paprastą automobilį Audi A4. Kadaise šio automobilio pirmtakai buvo labai didelė kiekvieno lietuvio svajonė. Šiandien pasižiūrėsime, ar vis dar liko apie ką svajoti. Atsukime laikrodžių rodyklės 20 metų atgal. Tuomet Lietuvoje buvo labai populiarus A4 pirmtakas Audi 80. Tačiau šiandien laikai kiek pasikeitė. Vairuotojai atrado tokius automobilius kaip 3 serijos BMW arba C klasės Mercedes-Benz. Būtent dėl šios priežasties šiandien štai tokių A4 Lietuvos keliuose kur kas mažiau nei prieš 20 metų buvo Audi 80 bulkų. Ar visa tai reiškia, kad Audi A4 prastas automobilis? Tikrai ne. Tiesiog vairuotojai ėmė kreipti dėmesį į kiek kitokius dalykus, nei gali pasiūlyti Audi. Jie tapo išrankesni ir dabar jiems nepakanka tiesiog eilinio automobilio. Tačiau A4 vis dar išlieka paprastu automobiliu nereikliam vairuotojui. Jis neturi nieko ypatingo, kas galėtų sužavėti iš pirmo žvilgsnio ir neįsiskiria iš minios kitų. Tai yra prieš paskutinės kartos Audi A4 ir jeigu prisiminsime ankstesnius modelius, tai šis per daug nuo jų nepasikeitęs, tik šiek tiek evoliucionavęs, tam tikros linijos kiek suapvalėja, tačiau iš esmės automobilis vis dar yra paprastas, neišraiškingas ir neturintis labai daug įmantrių elementų. Viskas tiesiog paprasta.
Jokių radikalių pokyčių, jokių bandymų ieškoti naujos nišos, tiesiog tradicinis paprastas dizainas. Iš vienos pusės automobilis atrodo nuobodžiai ir be jokios ugnelės. Net durų atidarymo rankinėlis identiškos ankstesniam modeliui. Kam keisti tai, kas puikiai veikia? Šios Audi viduje, palyginus su ankstesniais modeliais, visai nieko naujo. Visi prietaisai išdėlioti lygiai ten pat ir nieko per daug ieškoti nereikia. Galima pastebėti vieną dalyką. Viskas šiek tiek evoliucionuoja. Pavyzdžiui, šiame modelyje medžiagos yra šiek tiek geresnės negu praeitame, sėdynės taip pat šiek tiek komfortiškesnės, tačiau iš esmės viskas yra visiškai nepakitę. Nuobodu, neįdomu, tačiau praktiška. Tiek pakanka, kad būtų galima apibūdinti šios Audi interjerą. Tie, kas turėjo pirmosios arba antrosios kartos A4, nesuras nieko naujo ir šiame modelyje. Visi prietaisai išdėlioti identiškai kaip ir ankstesnės kartos automobiliuose, tik laikui bėgant pagerėjo medžiagų kokybė ir vairas tapo kur kas malonesnis rankoms. Trumpiau tariant, vokiškai paprasta. Koks neišskirtinis dizainas, toks pats ir važiavimas. Tai nėra komforto etalonas, tačiau ir neraumenis demonstruojantis kultūristas. Stabilumo važiuojant vingiuoto asfalto keliu pakanka. Važiuoti per duobėtą žvyrkelį taip pat nebus baisu. Nusivylimu tapo po variklio dangčiu sumontuotas 1,8 litro benzininis variklis su turbina. Kiek anksčiau mėgintame A4 kabriolete, toks pat variklis buvo kur kas energingesnis. Tuo tarpu šiame universale jis netoks azartiškas. Nuspaudus akceleratorių, kyla tik variklio sūkių rodiklė, tuo tarpu spidometras atrodo kiek prisnūdęs. Todėl norintiems daugiau azarto siūlome rinktis 2 litrų turbininį variklį. Jis turi beveik 200 arklio galių ir yra kur kas gyvesnis. Žinoma, Audi šiam modeliui siūlė ir visą aibę dyzelinių variklių, pradedant 1,9 113 ir baigiant 3 litrų V6 230 arklio galių. Jie ekonomiškesni, tačiau netokie patikimi. Nemažai vairuotojų skundžiasi užsikemšančiais kietųjų dalelių filtrais, taip pat neįtin patikima degalų įpurškimo sistema. Todėl pilant kurą būkite atidūs jo kokybei. Neįtin daug pagyrų sulaukia ir aliumininė važiuoklė. Ji neįtin tinka Lietuvos keliams ir yra nemažas galvos ir piniginės skausmas. Galima sutaupyti nemažai dalių restauruojant, tačiau tai neužtikrins ilgaamžiškumo. Laimė bent jau elektronika per daug galvos nekvaršina. Nusiskundimų beveik nėra, tik kartais vairuotojai neigiamai atsiliepia apie automatinės greičių dėžes. Jos kiek lepios ir reikalauja priežiūros. Tuo tarpu ar mano mėginama A4 yra techniškai tvarkinga, mums padės sužinoti mūsų draugai – servisas R2L. Automobilis matos yra prižiūrėtas, tik patikrinus tepalo lygis buvo nepakankamas, dėl to teko pripilti šiek tiek tepalų. Šis automobilis turi aliumininę važiuoklę. Ar ji pakankamai draugiška mūsų Lietuvos keliams? Na, Lietuvos keliams nėra itin draugiška, ji reikalauja priežiūros ir ji nėra labai pigi. Mes bandome automobilį su benzininiu 1,8 litro turbo varikliu. Galbūt apie šį variklį kažkokių atsiliepimų yra? Blogų atsiliepimų apie jį tikrai nėra, tiesiog jis nėra ekonomiškas. Dizeliniai varikliai yra kur kas ekonomiškesni, tačiau su jais yra tam tikrų rūpesčių. Tai yra ir su purkštukais būna problemų, taip pat būna su kietųjų dalelių filtrų problemų ir taip pat su turbinom būna problemų. Jeigu reikėtų rinktis iš kitų tokios klasės vokiškų automobilių, tai būtų 3 serijos BMW arba Mercedes-Benz klasė, ar ši Audi, ar visgi konkurentai? Aš manau, reiktų rinktis kiekvienam pagal savo skonį. Visi automobiliai yra geri, jeigu juos prižiūrėsi tinkamai. Apskritai, lietuviai nėra eiliniai žmonės. Dėl to ir mašinos neturi būti eilinės jiems. Jeigu norite tokį tiesiog daiktą turėti, pasiruoškite bent 20 000 litų. Tie kainuoja pigiausi 3 kartos A4. Pridėkite 1 kitą tūkstantį ir pasirinkimas išauga.
galima pamanyti, kad Audi A4 yra nekoks automobilis. Jo dizainas neišraiškingas, važiuoja vidutiniškai, gali sugesti, niekuo neypatingas. Tačiau tai ir yra dalykai, kuriais nuo seno pasižymi Audi automobiliai. A4 skirtas masėms ir tai puikus automobilis vartotojai, bet ne vairuotojai. Šiandien mes jums papasakosim apie didžiausią Kia šeimos narį. Tai padidinto pravažumo automobilis Sorento. Jis ne tik didžiausias, jis ko gero pats komfortiškiausias ir pats brangiausias šio gamintojo gamos automobilis. Tai jau antroji Sorento karta, kuri pradėta gaminti dar prieš 4 metus. Tačiau automobilis šių metų pradžioje buvo smarkiai atnaujintas. Iš išorės jis beveik nepakito, tačiau techniškai tai lyg visai kita mašina. Dabar Sorento dalijasi nemažai komponentų su savo pusseserė Hyundai Santa Fe. Abu automobiliai gaminami ant tos pačios platformos. Iki šiol automobiliai buvo gaminami ant skirtingų. Naujas modelis gerokai lengvesnis, vidutiniškai jo svoris sumažėjo bent 100 kg. Išoriškai Sorento atnaujintas laikantis visų facelifto reikalavimų. Pakeisti buferiai, nauji žibintai, gale su LED šviesomis, tačiau proporcijos liko labai panašios ir atpažįstamos. Pirmųjų automobilių pardavimai visame pasaulyje jau perkopė per 500 000, tačiau iš naujo modelio korėjiečiai tikisi kur kas geresnių rezultatų. Žinoma, Europoje tai nebus populiariausias Kia modelis, čia dominuoja mažesni automobiliai, bet štai amerikiečiai Sorento mėgsta, vien pernai jau parduota daugiau kaip 100 000. Į šią rinką visų pirma jis ir yra orientuotas tiek savo interjeru, tiek ir elgsena kelyje. Tai platus, solidus, didelis ir labai komfortiškas automobilis. Tokios mašinos pirkėjas turėtų būti pragmatiškas, tai lyg meilė iš išskaičiavimo. Sorento puikiai tiks keliaujančiai šeimai su komfortu ir patikimai perveš visus jos narius kartu su nemažu bagažu. Sorento viduje slepia milžinišką bagažinę, tačiau šie saugos diržai rodo, kad tai gali būti ir 7-vietis automobilis. Tam, kad Kia paverstumėt 7-viečių, jums tai reikia atsikratyti kilimėlio, išimti pertvarą ir patraukti už 2 vyručių. 1 ir 2. Bagažinės beveik nelieka, užtat galima važiuoti 7-iese. Gaila, kad padarius iš Sorento 7-vietį automobilį bagažą slepiantį uždangalą teks palikti kur nors namie. Užtat, kai automobilis 5-vietis, jis turi milžinišką net 660 litrų talpos bagažinę. Koks pragmatikas galėtų rinktis kitą mašiną, jeigu Sorento siūloma net 7 metų garantija? Be to, tai ir ganėtinai ekonomiškas pasirinkimas. Mūsų bandytas variantas su dizeliniu varikliu vidutiniškai vartojo vos 9,5 litro dizelino. Tokio dydžio automobiliai tai puikus rezultatas. Nors gamintojai kaip visada deklaruoja dar mažiau. Mieste jis neturėtų deginti daugiau nei 9. Beje, tai vienintelis variklis, kuris montuojamas į Lietuvoje parduodamus automobilius. Bet nenusiminkite, jo daugiau negu pakanka. 2,2 litrų darbinio tūrio agregatas išvysto beveik 200 arklio galių, tad net pilnai pakrautas jis pasižymi pakankamą dinamiką. Tiesa, pasikrovus visą giminę su bagažu, važiuoti teks atsargiau. Automobilis baisiai linguoja, o per banguotą asfaltą gali taip įsisiūbuoti, kad teks net sumažinti greitį. Užtat važiuojant geresnių kelių tai tikras ramybės įsikūnijimas. Gale važiuojantis tuoj pat užmigs. Sorento viduje sėdinčius veikia kaip geras supamasis krėslas. Pastaruoju metu Kia yra viena iš tų kompanijų, kurios nepaisant sunkmečio parduoda vis daugiau automobilių. Pamažu pirkėjai įsitikina, kad tai ne tik patikimi, palyginti nebrangus, bet ir stilingi automobiliai. Sorento buvo ko gero seniausias gamos modelis. Po atnaujinimo jis tapo kur kas modernesnis. Sėdint prie vairo Kia net neapsimeta, kad tai nedidelis automobilis. Tai išties didelė mašina, todėl mieste manevruojant, parkavimo asistentai ir galinio vaizdo kamera tiesiog būtinas atributas. Žvelgiant iš šalies, Sorento atrodo kaip labai net nepadoriai didelis automobilis. Tačiau sėdint viduje šis jausmas beveik išnyksta. Valdyti jį lengva, o gabaritus pajausti galima lengvai. Greitai supranti, kur baigėsi variklio dangtis, o manevruoti atgal padeda galinio vaizdo kamera.
Jau minėjom, kad tai brangiausias Kia modelis. 5-vietėje versija kainuoja nuo 122 000, tačiau jų pradinės modifikacijos pasižymi itin gausia komforto įranga, o visi modeliai komplektuojami tik su automatinėmis pavarų dėžėmis. Mechaninės neužsisakysite, net jeigu labai prašytumėt, tačiau tokiam automobiliui jos ir nereikia. Na kągi, šiandien tiek. Likite su Baltijos televizija. Mes pasimatysim kaip visada, lygiai po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidos draugai R2L, jūsų patikimas partneris. Bridgestone, jūsų kelionė, mūsų aistra. Naujasis Subaru Forester.